Galvą dedame ties labiausiai įsikišusią galvos dalimi ant pagalvės, smakrą nukreipiame į raktikaulio duobutę, arka yra padėta po mūsų mentę. Lengvai atsidaro visa krūtinės ląsta ir atsipalaiduoja diafragma. Arka padėjus po savo mentėm ties pečių juostą, atsipalaiduoja emocinis raumuo trapecija. Arką dedame atsigulę ant šono po juosmeniu ir užlenkę ausį, galvą guldome ant pagalvės, suaktyviname galvos kaklo kraujotaką bei limfotaką. Arką pasidėjus po savo kryžkauliu išilgai, atliekame lengvus lenkimo ir tiesimo judesius. Kai apatinė nugaros dalis kyla į viršų, išilgėja klubiniai asmens raumenys, stengiamės tai atlikti su iškvėpimu, kad pilvukas įdubtų. Arką pasidėjus po savo kryžkaulių skersai, atliekame lengvus rotacinius judesius, kurie atpalaiduoja mūsų apatinę nugaros dalį. Galime atlikti pratimus klubo ir kelio sąnariams. Pakėlus vieną koją, pratimas yra lengvesnis, pakėlus abi kojas, pratimas tampa sunkesnis. Statiškai aktyviname visą savo apatinę nugaros dalį, sukurdami raumeninį korsetą pilve. Kai galvą pasidedame ant arkos ties labiausiai įsikišusią pakaušio dalimi, lengvais judesiais duodame atsipalaiduoti ir dirbti savo giliesiam kaklo raumenim. Arką pasidėjus po kaklu, atsipalaiduoja kaklo raumenys įsitempę dienos bėgyje. Atsipalaiduoja pirmas ir antras kaklo slanksteliai, o septintas stoja į savo vietą. Taip pat galime atlikti lengvus rotacinius ir lenkimo judesius. Arką pasidėjus skersai savo pakaušio, kur jungiasi trapecijos dalis kaukolėje, vėl atliekame lengvus judesius savo kakle. Atliekant rotacinius judesius išilgėja galvos sukamasis raumuo ir suaktyvėja kraujotaka bei limfotaka mūsų kakle ir galvoje. Arką pasidėjus po savo mentėm ties pečiais, rankas padėjus už galvos, pakėlus alkūnes ir pažastis, atliekame lengvus lenkimus ir tiesimus.